Nu tai ką, kaip ir sakiau, reikia parodyti Bolidauską, ne? Bum! Ferraris. 1.4, 1.2, nežinau. Iš komplektacijos turim elektrinius langus, kondiškę, multifunkcinį vairą be autopiloto. Daugiau nieko. Pirkom dėl to, kad nepatikėsit, bet stačiai įvarom mocą. Ten priekį įkiši, čia tą sėdynę išėmė. Turim dujaką, dar čia toks navaruts ir... Ova! Ator tavo, bimbals tuok, ne ator. Toks Bolidauskas ir jo, ekonomiškai pigiai turėtumėm lėkti trasas. Apie kitus pirkinius. Oiktų, kaip slidu. Turim dar vieną pirkinį, kad geriau 300 žiūrovų girdėtų, matytų. Einam prie dar pirkinių. Pasižiūrim, ką čia gavom. Oma, tokią dėžę turim. Ką? Turim dugno apsaugą. Turim variklio apsaugas. Iš vienos, iš kitos pusės. Naują oro filtrą. Žieminės pirštinikės. Naujas rankenėlės. Gripsus. Ai, čia dar barankiukės tos, kur dedas ant gripsų. Paminkštinimai tie. Turim dar čia maišelį. Ant rankų apsimauti tokie dalykai. Šiaip aš juos naudodavau tokius varžybom. Dabar čia treniruotėm nejaučiu, nelabai reiks. Juos šitaip apsimauni ir netrin mozolių. Šiaip tai vis tiek pritrin, jeigu stipriai važiuoji, bet vis tiek mažiau. Porą eurų bairis. Tai 4 poros tokių. Turim kepuriuką. Žiūrėk. Čiūkštą. O va, su prožektorium. Vasarinės pirštinikės. Su jais vasarą. Akiniukus turim. Turim akiniukus. Ir turim kameros laikikliukų. Dar filtrą tepalo. Tepaliukų. Keisim tepalus, keisim filtrą. Didžiausias pirkinys, ką turim čia, tai turim šituos. Naują plastikiukų komplektą. Eisim pasikeisti. Kodėl? Todėl, kad nedrožti originalių plastikų. Visi taip daro, nusipirk naują mocą. Kiti jau netgi turi iš seniau su savo liveriu, su savo grafikom. Plastikus, uždėt senus plastikus, drož, sudrož, met lauk, dedant kitą mocą. Ir prieš parduodant ded vėl originalius ir va taip va. Tai pas manęs buvo tas pats, bet porą kartų buvau išvažiavęs su tais originaliais, gerais plastikais. Tai žiauriai greit drožas ir nesinori sudrožti. Tai pasiėmėm dar vieną plastikiukų komplektą. Ir jo, kad nesudrožtumėm. Eisim, uždėsim plastikiukus, pakeisim tepaliukus. Nežinau, gal reikia pafilmuoti, ne? Einam į garažą, pafilmuosim. Parsinešim viską į garažą. Turim Huskvarnikė jau visą nurengta. Biškį anksčiau nurengiam. Tai ką reiks dar padaryti dabar? Tai visą išsivalyti. Ir dėsim plastikiukus. Dar buvau pamiršęs paminėti, kad irgi buvom nusipirkę čia lenciūgų tepalų oro filtrui. Tai vienas oro filtras lauk būt išplautas. Jungiame šviesą, rengamės ir kimbam prie darbų, jaučiu. Be plastikų tai vapšė. Be plastikų varnikė, kai dviratis atrodo palyginus prieš tokį. Jaučiu, reiks padaryti video, kai prikelinėjom afrikėlę.
Nes esam afrikėlę biškį aplamdę, sulamdę. Nėra nei vieno posūkio nebėra. Nei vieno posūkiaus nebėra. Glušas laikos tik ant vieno to. Antra nebė. Irgi reiks visą prasiardyti, nes kitą žiemą su tėvuku lėksim į Afriką greičiausiai. Tai reik paruošti. Laikas spaudžia, kiek čia turim. Valandikę. Grubiai. Spėsim. Spėsim. Kimbam. Po kiekvieno važiavimo apsivalyti amortikus. Jeigu norit, kad vaikytų, po kiekvieno važiavimo apsivalyti. Nukų. Sumetėm plastikiukus. Wow. Wow, amazing. Išplovėm filtrą. Biškį padėjom ant radiatoriaus, kai išdžiūtų. Imsim naują, sutepsim ir šausim į vidų. Šiaip dar buvo prieš nuperkant mocą. Visa filtro dėžė buvo išpūsta su tokiu baltu kažkokiu tepalu, kažkokia košė. Tai aš ją išvaliau, nežinau, kas tenais yra. Jeigu kas žinot, palikit komentarą, kas tenais, kam jis skirts. Aš galvoju, kad blogai, kad jį nuvaliau, nes jaučiu, kad ten buvo dar labiau visą šūdą surinkti. Čia viskas išpūstas su tokiu baltu. Šiaip nežinau, tas čia geras, negeras tas tepalas, iš tikrųjų parekomenduokit, ką patys naudojat, kas yra geras. Šiaip dar turiu nusipirkęs ir grinai Twin Air, bet čia ar purškiam, gal su tuo pabandom. Su tuo tada pabandom, pažiūrėsim kaip su šituo, čia mėlynas irgi. Ja. Šiaip blemba, tas gal net geresnis biški toks. Iš tikrųjų, laikas jau spaudžia, jaučiu į vidų, net nebedėsiu aš jo. Paliksiu irgi ant radiatoriaus, biškį tegul pradžiūn. Ir tada rytoj pasikeisim tepalus, filtrą, užsimesim dugno apsaugą, variklio apsaugas. Ir viso, šeštadienį galės varyti į trasą. 9:30, penktadienis. Šokam, kraunam. Prieš keičiant tepaliuką, nepamirškit pašildyti motoriuką. Karaš išsikrovė ragelis ir pasirodo reikia išsukti 3 varžtus, kad pakeis tepalus. Gerai, kad yra visagalis YouTube. Mano laikais būdavo 1 varžtas. What the fuck? Eik tu. Tiek reikia užveršti, what the fuck? Tai va, kodėl reikia įsti tepalus kas 5 motovalandas. Nežinau, ar sufokusuoju, bet į drožlių. Čia yra magnetas ant to varžto, kuris surenka visą chuinę. Kai pasirodytų, kad
keist kas 5 motovalandas tepalus ir daug, man daug. Bet pasirodo, kad reikia. Tikrai, kad reikia. Amatos nuo KTM atiks, aišku, kad tiks, nes čia skiriasi tik tais spalva. Nepatink oranžinis, perki Husqvarna, nepatink balts, perki KTM. Teik reik užveršti, aš nesuprantu. A pataikysim iš akies. Pataikysim gal. Oro filtriuką įdedam ir viskas. Svarbiausia visur pažiūrėti, ar normaliai užsidėję. Turiu čia biškį lipdukų. Gal vieną kitą uždėt kokį. Ką nesakytų KTM, čia KTM yra. Nu, kaip čia buvęs lipdukas, klausyk. Dar turim, dar šaunam biškį vieną kitą. Nu, vo. Apklijavom. Klijuot lipdukus jaučiu jau nuo pat vaikystės būdavo pats įdomiausias dalykas. Aš atsimenu, tėvuks iš Ebėjaus parsiųsdavo lipdukų, tai visas kaims klijuodavos. Šiaip gal per daug neuždrakoninom. Na, bet, kaip sak, dar čia kelis įvarėm. Žodžių, varnikė tai va atrodo. Nežinau, visai saldainis. Sakyčiau, gal net reiktų tokį lengvą rytoj montažiuką tokį prieš važiavimą. Su apsaugom, su viskuo, nauji plastikiukai. Taip paimam, gal ir padarom. 2003. Arizona Ice Stop Boys. Young Lindu Shouty. Emotional Boys 2001. Emotional Shouty seen this bitch. Machiavelli. Bitches come and go, bro. But you know I stay. Bitches come and go, bro. But you know I stay. Get my balls licked by a Zoe Deschanel. Looking like cocaine addict. Razor blade to your head. Latvijoje turim stipriai pašalusią trasą, bet reik lėkti. Gera dienikė, saulė šviet, apšylom ir varom protestuoti, pažiūrėti, ką čia gero. Praeitą sykį pastebėjau, kad per žemai buvo kamera. Šiandien bus gal biškį geriau. Normaliai čia slidu. Neslidu. Eiktina. Uroko čia tokius. Įsidėmės visus šuolius. Kiek čia apsukau, 3 ratus, visas jau šlaps. Šiaip apvažiuoju, kur dabar tas tramplins. Na. Įvažiuok į posūkį iš kuo kairiau, apvaliai.
Nes dabar gaunas pareini vidurį arba labiau dešinę. Jo. Tada posūkį nustačiai. Visur bandyk, žinai, nusileidai ir kairį posūkis iš dešinės. Nu, kuo, žinai, tipo apvaliau į tau greitis didesnis. Kaip žiedė. Jo. Reikia irgi neforsuoti, reikia neskubėti tą viežą. Jo, Tipo, ir tada geriau gausis, ne, kai tipo galvoji. susibalamutinį nori greitai atsukti, karočią, gaunas. Geriau po biškių ramiai ir žiūri, gal geriau gaunas. Pabandysim 2 pėm. Tu pabandysi 4 pėm. Pažiūrėsim kaip 2 pėm, pas manęs 4 pėm. Pasispirdoms. Kiek lengviau su 2 pėm, kiek geriau. Geriau? Aš mačiau, kad geriau. Nes realiai, nu normaliai, matai, važiuoju, karoči. Nes tik biškį amortikai galėtų būti kietesni, žinai. Nu, ir aišku, pavaras dar trumpesnės, bet zaibis. Gal gaunas, kad ir atmetims rebounds per daug. Sakai? Nes matai, tada tau gaunas, kad ateini į trampliną ir išmet. Reikia pabandyti per kokį sporą. Esu tavo smagiai, žinau. Per 3 aš atleidau, nu pabandyk pavažiuoti. Gal tu žinau, kad nuo 4 pėm pabandęs, tipo, Ja. arba kiti per vidurį, įsiam ir tada džiaugiasi.
Šiaip, ne, svoris aš galvoju, kad bus sunkesnis jausis. Tas pats. Tik vibracijos nebuvo visiškai. Man tas aš esu važiavęs į tokį tik... Ta vibracija atrodo priprasti labai reikia. Ir karočią. Nu jo, jeigu 2 pempalį savo svorį pasidaryti, tai vapšia ledas. Jo. Nes dabar man ir priekis smenga karočią. Ja, nu turėtų. Ir šiaip, nu jau turi būtinai peršok trampliną, nes ant sleto tai jau vapšia skaudžiai nenori laužyti mocą, žinai, tavo. Nes man, matai, aš 7 sveru. Nu, aš 9,5. Nu, tai matai, skirtas labai jau. Ir bet šiaip tai... Aš taip... Vien tas, kad tas gazas nėra toks jautrus, o aš dar skaityk ant silpnesnį esu pasidaręs. Tas gazas nėra toks jautrus ir tu gali, nu, ta prasme, sukt, žinai. Nes turi, ant tik ant kuo daugiau tu ant tas nuo žemo čia turi sukt tada. Tas toksai plyta, taip ištampo tas rankas, šitais dabar važiuoju, net noriu dar varyt, karais. Man patampė taip ir... Nes atrodo, kai kur atrodo, kaip ir taip pat palupau, taip man vos neįsivaizduoju. Nu. Nu, pabandom dabar apsuk porą ratų. Galbūt, kad geriau išmeta, galbūt. Man atrodo, kad gal. Na, jūs taip lekat kaip ta bobikė? Eik. Na. Ten buvo upsi. Eik tu. What the fuck, kaip? Anam būdavo kartais, kad tipo kažkoks tineiginis ir anam nusaugdavo. Bet netikėjau, kad tiek greitai. Aš va tokią norėjau. Bet nieko gero neradom. English, Russian? 300. 300? Yes.
Good, good. Trejų šimtų. Padėtau? Nes važiuoji, gal kažkoks plaukia, kažkas ne taip. Nu gausi pizdako nuo bratkio. Kol kas nesakysim, bandysim sutvarkyti, kol Biškį davėm savo Husqvarnikę broliukui, nes sulaužė špikius tai. Ola. Jup. Gražiai, gražiai. Matei, prisistabdė prieš galą, kad neišmestų karač. Ir taip apčiulpė tą pašokimą. Oba! Tai kai, Orelis? Perfektissimo! Liukelis, oba! Trasikė tai, vau, žiauriai linksma, žiauriai smagi, visai techniška, pašokimai irgi blemba tokie. Jau bandysim, gal eis peršokti. Nenori labai savęs perspaus, kad paskui, karač, kojas rankas nelūžti, nereik lovai gulėti. Geriau po biškį. kažko bijau tramplinų su tavo. Gal, žinai, reikia... Nes ir važiuoklė visai, nu, ta prasme, mortikai, kiti, viską, žinai. Tėvų su dukra kaposis. A, važiuosi da? Apsuk porą. Leisiu tau. Apsuk porą, da, pasikankink. Šiaip ranką patampo. Aš žiūriu, tu dar stengiasi išlaikyti tą sportinę pachotkę sunkiai. Bent jau man taip važiuoju, taip piktai. Dar užvažiuojam ir bus finito. Lėksim namo, gal rytoj dar išlys pasivažinėti. Down, shift. Pabaigiam. Wow. Aфиgenai. Tik tiek galiu pasakyti. Rytoj sekmadienis. Gal rytoj biškį lėksim dar. Bet jaučiu, bus kitam video. Iki.